Sveiki uteniškiai. Turbūt jūs nustebino skelbimas, kad skelbime nėra parduodamo objekto nuotraukų. Tai noriu trumpai papasakoti, ką parduodu šią dieną Utenoje, Basanavičiaus gatvė 126. Parduodami yra loftai. Didžiųjų miestų pirkėjų jau senai nestebina šitas žodis. Tai yra atnaujintos erdvės, kur gali deklaruoti gyvenamąją vietą, gali gauti banko finansavimą 80-85%. Pilnai mes šią paslaugą pasirūpiname, ją apmokame ir padedam gauti jums finansavimą. Yra parduodama 70 kvadratų antrame aukšte su antrasolė. Antrasolę mes įrengiam arba galima parduoti be antrasolės. Kaina kvadrato yra tarp 750 eurų kvadrato kaina. Suminė suma būtų 50 keli tūkstančiai eurų. Yra parkavimo vieta, kaip girdžiu Utenoje, kažkur automobilį reikia statyti prie ligoninės, ar dar kažkur, tai čia tikrai nereikės. Antras aukštas laiptukai ir jūs jau namuose. Šiai dienai yra 6 viso jau parduota, tai ateityje turėsite labai fainą jauną kaiminystę, draugišką bendruomenę, kur galėsite kažką tai kurti, tvarkytis ir taip toliau. Lyginant šią dieną Utenoje yra parduodama apie 30 butų, kvadrato kaina apie 1200-1700 eurų, kur greičiausiai tenais jums ir tai reikės darytis remontą. Čionais gaunate turtą už 50 000, 70 kvadratų su aukštomis lubomis, dideliais langais, parkingo vieta. Ir susikursite tą erdvę pagal savo poreikius. Galime padėti įsirengti, minimali kaina yra 450 kvadratas. Jeigu būtų kažkokių kitokių pageidavimų, tai tikrai mes juos pasistengsim išpildyti. Šiai dienai yra pilnai sutvarkyta laiptinė, yra parkavimo vieta, kažko iš fasado ir taip toliau nieko daryti nereikia, tik tai reikia jums pasibaigti dalinę apdailą. Tai jeigu norėsit kada apžiūrėti ir kažkokių tai turite dvejonių dėl šio objekto, tai drąsiai skambinkite, rašykite, labai dažnai būnu Utenoje ir drąsiai jums aprodysiu ir papasakosiu. Galbūt net galima būtų susitikti su naujais pirkėjais, naujais gyventojais ir papasakotų jie iš savo pusės, kaip mato šitą projektą ir ar jiems yra faina ir smagu gyventi. Tai vat, jeigu turėsit kažkokių pastabų ar klausimų, ar tiesiog norėsite žvilgtelti net ir neperkant, tai drąsiai skambinkite, parodysiu. Gražios dienos.